matomai galim ir pradėti rašymą. Esu pirmo sertifikavimo skyriaus ekspertė Giedrė Bagdonienė. Šiandien pranešimas mano yra pradedantiems sertifikuoti ekologinį ūkį dokumentų pildymas, dažniausiai kylantis klausimai. Pirmiausia, norėčiau pristatyti apie mūsų įstaigą Ekoagros. Veikla. Pagrindinė veiklos sritis yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Ekoagros yra vienintelė kontrolės institucija Lietuvoje, kurią Lietuvos Respublikos vyriausybė paskyrė atlikti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje. Ekoagros nėra teisės aktų leidėjas, taip užtikrinamas pamatinio efektyvios kontrolės principo įgyvendinimas, reikalavimus teisės aktais nustatančios ir jų laikymasi prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Kontrolės institucijos pranašumai, veiksmingumas, renkami bei panaudojami veiksmingai kontroliai būtini duomenys ir informacija iš kitų valstybės institucijų, patikimumas vartotojui, veiksminga nešališkos trečios šalies kontrolė yra pridėtinė vertė ir garantija pirkėjui. Ekonominė nauda. Ekoagros yra ne pelno siekianti organizacija. Ekoagros veikla nuolat tikrinama ir vertinama. Ekoagros komisijos, Žemės ūkio ministerijos centralizuoto audito skyriaus, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Nacionalinio akreditacijos biuro, išorinio finansinio audito įmonių ir kitų įmonių. Taip pat vidaus kontrolė, kokybės ir nešališkumo sistema, Ekoagros darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą užtikrinančios pagrindinės vidinės taisyklės, kokybės vadovas ir vidaus kontrolės sistema, antikorupcinė vadybos sistema, etikos elgesio kodeksas, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo bei nulinės dovanų politikos nuostatos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa ir kitos. Ekoagros klientų anoniminės 2024 metų apklausos duomenimis įstaigos darbuotojų darbą labai gerai vertina apie 92% veiklos vykdytojų. Reikalavimus nustatantis teisės aktai. Nuo 2022 metų sausio 1 dienos Lietuvoje, kaip ir visoje ES, pradėtas taikyti Europos parlamento ir tarybos reglamentas numeris 2018/848, kuriuo yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtas ekologinės gamybos taisyklės, kuriuose apibrėžiama tam tikrų reglamentų nuostatų įgyvendinimas. Taip pat Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtas yra ekologinės gamybos žurnalas. Visų teisės aktų aktualias redakcijas galima rasti mūsų puslapyje www.ekoagros.lt teisės aktai. Sertifikavimo sistema. Čia yra pagrindas, kaip veikia visas sertifikavimas. Veiklos vykdytojai pateikia nustatytos formos deklaracijas, kontrolės institucija, tai yra mes įvertinam pateiktus dokumentus ir priimam sprendimą. Jeigu viskas yra gerai, sudarom sutartis, vyksta ūkyje patikra, atliekami sertifikavimo darbai, išduodami dokumentai ir iki kitos patikros yra vykdoma kontrolė. Ūkyje gali būti fizinė, gali būti dokumentinė. Pereisim prie dokumentų pateikimo.
Tai yra informacija norintiems pradėti ekologiškai ūkininkauti. Pirmiausia, norint sertifikuoti ekologinę gamybą, reikia susipažinti su šiam gamybos būdui keliamais reikalavimais ir laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Reikalavimai ir sąlygos veiklos vykdytojams pageidaujantys sertifikuoti ekologinės gamybos veiklą yra nurodyti dokumentų pageidaujant sertifikuoti ekologinės gamybos veiklą pateikimo viešajai įstaigai Ekoagros tvarkos apraše, trumpinys TV47. Vėliau parodysiu, kur ją galima rasti. Tai, kaip ir minėjau, visi teisės aktai, jūs galite atsidaryti mūsų internetinio puslapio žalioj juostoj, paryškinau, kad teisės aktai ir formos. Ir formos būtent atidarę, pasirinkę formas, jūs rinksitės dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimą. Vėliau aš taip pat pademonstruosiu visus šitos žingsnius. Iki einamųjų metų paskutinės pasėlių deklaravimo dienos su vėlavimu užpildyti ir viešai įstaigai Ekoagros pateikti deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą forma F003 ir priedus pagal planuojamą ekologinės gamybos veiklą su originaliu ar elektroniniu parašu. Toliau vadinsim deklaraciją. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinių gyvūnų paraišką, toliau irgi vadinsim tik paraišką. Tai yra deklaraciją ir parašką pateikti iki šių metų birželio 23 dienos. Pateikus po einamųjų metų paskutinės pasėlių deklaravimo dienos, tai yra po birželio 23 dienos, einamaisiais metais sertifikavimo dokumentai nebus išduodami. Bus sudaryta sutartis, bus ūkis kontrolėje, bet dokumentų šiais metais dokumentai nebus išduodami. Todėl reikia būtinai spėti į taip vadinamą tą traukinį ir visus dokumentus tiek mūsų įstaigai, tiek deklaruojant pasėlius, užsidėti, susižymėti visas varneles, viską iki birželio 23 dienos. Kas dar yra labai svarbu, reikia pateikiant dokumentus sumokėti deklaracijos vertinimo mokestį. Tai yra 161,61 eurų su PVM. Jis taikomas pirmą kartą registruojant ekologinės gamybos ūkį ar įmonę. Nesumokėjus deklaracijos vertinimo mokesčio, pateikti dokumentai nebus vertinami. Čia yra įdėta šių metų pasėlių paraiškos pavyzdys. Kai jūs deklaruosit pasėlius, turite 19 stulpelyje uždėti požymį EKS, kuris ir parodo, kuriuos laukus jūs pageidaujat sertifikuoti. Kaip pavyzdyje matote, yra prie NEP laukų neuždėta EKS, vadinasi šitie laukeliai lieka įprastinėje ūkio dalyje ir jeigu juose nėra auginama paralelinė produkcija ekologiniai gamybai, tai tada viskas yra gerai. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, jeigu yra kodas NEPas ir ten auga, sakykime, krūmai, medžiai, tai tada tikrai ir nėra ten žolių, tai nebus paralelinė produkcija ir tie plotai gali likti įprastiniai daly. Jeigu ten yra žolės daugiametės, tai tada geriau sertifikuokit, kad nebūtų auginama paralelinė produkcija daugiamečių žolių ir neturėtumėt ateityje kažkokių tai negautumėt sankcijų ir problemų.
Dabar taip pat paraišką teikiant paraiškos skiltyje augalininkystės ir ar gyvulininkystės produktų gamybos sertifikavimas reikia pažymėti, kad sutinkat perduoti informaciją Ekoagros ir pažymėti pageidavimus sertifikuoti gyvulius ir ar paukščius. Tai vat ir yra pabraukta, kurioj vietoj pažymėt, kad perduot duomenys Ekoagroj ir čia irgi yra įdėtas pavyzdys, kad uždėti varnelę šiuo atveju prie galvijų, o prie elnių varnelės nėra. Tai vadinasi, galvijus jūs pageidaujat sertifikuoti, elnių nepageidaujat. Tai ir skirtumas yra toks ir tada mes pagal tai žinom, kokie dokumentai turi būti pateikiami ir kas turi būti ūkyje toliau, koks atskyrimas šitų sertifikuojamų ir nesertifikuojamų gyvūnų irgi turi būti taikomas. Pereisim dabar prie informaciją naujam veiklos vykdytojui Vedlys Ekoagros LT svetainėje. Norėdami rasti mums aktualią jums informaciją, jūs susivedę Ekoagros puslapį, atėję jau galite eiti arba pagal ekologinis ūkininkavimas per paveikslėlį arba per žalioj juostoj, kur yra paslaugos ir irgi paspausite ekologinis ūkininkavimas. Tai čia pagal mane dešinėje pusėje kitas yra atidarytas tas langas ir pats pirmutinis jums aktualus momentas yra pradedant ekologinį ūkininkauti. Paspaudę jums atsiras visa eilė pasirinkimų, kuriuose rasit visą aktualią jums informaciją. Ir kaip minėjau, pačiu pirmutiniu yra tvarka 47, kurią jūs galite pasiskaityti ir yra aiškiai aprašyta, kada yra išduodami dokumentai, kada neišduodami dokumentai, jeigu ten pavėluojat. Ir tada antru punktu eina dokumentų pateikimas. Čia atsidarę jūs irgi vėliau pademonstruosiu, ką jūs ten galite rasti, kokią svarbią informaciją pagrindinę. Dabar sudėjau į šitą skaidrę atskirai tiesiog, kas yra svarbiausia, norint sertifikuoti augalininkystę, kokius dokumentus reikia pateikti. Tai yra deklaracija apie planuojamą vykdyti ekologinės gamybos veiklą, forma F003. Ji yra bendra pagrindinė visa informacija ir bendrinė tokia, kuri reikalinga dėl sutarties sudarymo. Tada išsamus augalininkystės gamybos vienetų ūkio aprašymas forma F003 _7. Reikėtų užsipildyti augalininkystės prevencinių ir atsargumo priemonių planą, pateikti taip pat informaciją apie produktų sandėliavimo formą F117 ir labai svarbu iš tikrųjų pateikti veiklos vykdytojo sutikimą dėl dokumentų informacijos apsikeitimą elektroniniu paštu forma F135, kurioje jūs nurodysit savo elektroninį paštą. Ir vėliau iš šito paštu jūs galėsit siųsti savo dokumentus, mes taip pat į jį siūsim irgi jums išduodamus dokumentus ir keisimės visą informaciją reikalingą. Apie ją dar irgi truputį vėliau papasakosiu atidžiau. Tai va čia yra pagrindiniai dokumentai, kurie reikalingi pateikti, norint sertifikuoti tik augalininkystės sritį. Dabar, jeigu norėsit sertifikuoti gyvulininkystę, tai reikia pateikti ir augalininkystės sričiai dokumentus reikalingus ir papildomai gyvulininkystei. Tai todėl aš sudėjau į šitą skaidrę
vėl visus išvardijau dokumentus, kurie reikalingi pateikti, norint sertifikuoti gyvulininkystę. Ir čia mes susiduriam kartais, kad kai kurie ūkininkai pateikia tik gyvulininkystės, nepateikia augalininkystės formų. Tai tada ir pasikartojam, norint sertifikuoti gyvulininkystę, reikia pateikti deklaraciją formą F003, augalininkystės aprašymą formą F003 pasviras.7 ir dabar būtinai išsamus gyvulininkystės gamybos vieneto ūkio aprašymas forma F003 pasviras.8. Mėlyna spalva pažymėjau formas, kurias reikia pildyti pagal tai, ką jūs pageidaujat sertifikuoti. Šita forma F003 pasviras.8 jinai yra privaloma, o toliau kitas pildot pagal tai, ką norėsit. Jeigu jūs norėsit sertifikuoti arklius, avis, galvijus ar ožkas, jūs papildomai dar turit pateikti formą F003 pasviras.8 pasviras.1. Jeigu dar norėsit sertifikuoti ir paukščius, tai pateikėt ir formą F003 pasviras.8 pasviras.2. Jeigu, sakykime, kaip pavyzdį, jūs norit sertifikuoti tik elnius, tai jūs tada pateikėt tik tai būtent deklaraciją, kuri yra skirta apie elninius gyvūnus F003 pasviras.3. Manau, mintį pagavot, tai ir keliaujam toliau. Vadinasi, reikia pateikti tokiu atveju ir augalininkystės prevencinį ir atsargumo priemonių planą ir gyvulininkystės prevencinių ir atsargumo priemonių planą. Taip pat reikia pateikti informaciją apie produkcijos sandėliavimo formą F117 ir dėl dokumentų apsikeitimų formą F135. Bendrųjų reikalavimų užtikrinimas. Užsiregistruoti valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje pagal bendruosius ES teisės aktų reikalavimus pagal vykdomą veiklą. Jeigu jūs nesat užsiregistravęs jokiam registre ir auginate, sakykime, žoles, javus, tai reikėtų užsiregistruoti pašarų ūkių subjektų registre. Jeigu auginate daržoves, bulves, uogynus, sodus, tai maisto tvarkymo subjektų sąraše ir kituose, apie kuriuos irgi vėliau truputį dar plačiau papasakosiu. Trumpai norėčiau supažindinti su ekologinės gamybos sertifikavimu. Perėjimas prie ekologinės gamybos. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo paraiškos pateikimo datos. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu pagamintais produktais negali būti prekiaujama kaip ekologiškais produktais. Tam, kad augalus ir augalinius produktus būtų galima laikyti ekologiškais, reikalavimų turi būti laikomasi sklypuose bent 2 metus iki sėjos. Pievų ar daugiamečių pašarų atveju bent 2 metus iki jų naudojimo. Daugiamečių kultūrų išskyrus pašarus atveju bent 3 metus iki pirmojo ekologiškų produktų derliaus. Kad būtų čia aiškiau, įdėjau 2 skaidres, kurios yra apie tą patį, bet truputį skirtingai parašytos, kad būtų vieni galbūt iš vienos labiau kažką supras, kiti iš kitos. Tai apie pereinamąjį laikotarpį kalba labai aiškiai yra aprašyta reglamente 2018 pasviras.848 antrame priede, pirmoji daly ir būtent punktą bendrieji reikalavimai, papunktį 1.7 perėjimas prie ekologinės gamybos.
Tam, kad augalus ir augalinius produktus būtų galima laikyti ekologiškais, tai vienmečiams augalams ekologinės gamybos taisyklių turi būti laikomasi mažiausiai 24 mėnesius prieš sėjant pirmą ekologišką pasėlį. Daugiamečiams pašariniams augalams, įskaitant daugiametes žoles, ekologinės gamybos taisyklių turi būti laikomasi mažiausiai 24 mėnesius iki pirmojo ekologinės kultūros derliaus nuėmimo. Daugiamečiams augalams, išskyrus pievas ar daugiamečius pašarinius augalus, ekologinės gamybos taisyklių turi būti laikomasi ne mažiau kaip 36 mėnesius iki pirmojo ekologiško augalų derliaus nuėmimo. Tai apačioje ir galit pasiskaityti, kaip tas yra. Ir noriu akcentuoti, kad pirmais metais, tai yra jeigu šiemet jūs pateiksit dokumentus, užauginti tą produkciją jūs galėsit realizuoti tik tai kaip įprastinę, nes bus suteiktas P1 statusas. Antrais metais jau būna P statusas suteikiamas, jau duodama realizacija kaip pereinamo laikotarpio, o nuo 3 metų, tai ir čia yra labai svarbu, kada jūs užsideklaruojat paraiškoj, pažymite, kas su tuos laukus, nuo tos dienos skaičiuojasi pereinamasis laikotarpis ir ar jūs 3 metais jau turėsit ekologišką produkciją ar neturėsit. Tai kaip pavyzdį galiu pasakyti, duodam tokį, kad jeigu jūs užsideklaruojat gegužės 1 dieną pasėlius, tai pradedamas skaičiuoti pereinamasis laikotarpis. Lygiai po 2 metų, jeigu tame lauke sėja bus gegužės 2 dieną, tai reiškia 3 metais produkcija turės E statusą. Jeigu sėja bus balandžio 15 dieną, nepraėjusi 24 mėnesiams nuo deklaravimo pradžios, tai produkcijai dar bus suteikiamas pereinamasis laikotarpis, dar turės P statusą. Tai yra, dėl to labai yra svarbu kuo anksčiau užsideklaruoti pasėlius ir pateikti, aišku, visus dokumentus mums. Ir čia yra tas pats, tik tai kita schema parodyta, tai vėliau galėsit įrašą pasižiūrėti ir pastudijuoti visus šitos pavyzdžius. Dabar norėčiau ties su skaidrėm sustoti ir pereiti į užstrigo čia mums. Ir norėčiau pademonstruoti iš tikrųjų mūsų visus dokumentus, ką galit tiesiog Google'ai susivedat EcoAgros. Mūsų einat į puslapį ir kaip tada skaidriai buvo parodyta, yra 2 pasirinkimai. Arba einat per paslaugos ekologinis ūkininkavimas, arba gali tiesiogiai eiti per ekologinis ūkininkavimas. Ir pradedantiems ekologiškai ūkininkauti. Tai yra tvarka 47, atsidarysit, galit pasiskaityti, dokumentų pateikimas.
augalininkystė, gyvulininkystė. Tai vat ir čia jūs galite rasti tą formą, pagrindinę formą F003, ją atsidaryti ir galite pildyti kompiuteriu. Jeigu nepatogu, galite atsispausdinti ranką pildyti. Tik yra prašymas ir kad jeigu pildot ranka, rašyti didžiosiomis raidėmis, nes kartais vienų raštas yra įskaitomas, kitų nelabai įskaitomas, tad kad teisingai susivest jūsų duomenis, tai prašymas yra didžiosiom raidėm ir nepalikinėti tuščių langelių, tiesiog dėti brūkšnelį. Ir sąvokų reikšmė bei ką reikia nurodyti tam tikrame lauke aprašyta pilkame fone. Todėl galit ramiai skaitykit viską, kas yra dar ir pilkam fone, mažesnėm raidelėm, ir yra paaiškinimai, ką reikia pildyti. Fizinis asmuo pildo vardą pavardę, juridinis asmuo įmonės pavadinimą, asmens įmonės kodas, tai fizinis asmuo pildo asmens kodą, juridinis įmonės kodą, PVM kodas, jeigu esat mokėtojas įrašot, jeigu ne, dedat brūkšnelį. Vadovo pareigos, vardas, pavardė yra pildomas tik juridinė asmenys, būtent šitą langelį užpildo, tai nurodo, ar tai yra direktorius, ar tai yra valdybos pirmininkas, ar dar kažkaip pagal visas pareigas ir vardas, pavardė. Ir pastabose yra parašyta, kad reikia pateikti tai įrodančius dokumentus iš registrų centro. Įgaliotas asmuo, vardas, pavardė, tai čia yra fizinis asmuo, jeigu yra parašęs įgaliojimą kitam fiziniam asmeniui, tai jisai nurodo to įgalioto asmens vardą, pavardę. Jeigu tai yra juridinis asmuo, tai ir yra paskirtas žmogus atsakingas už ekologiją jų įmonėj, tai irgi nurodyti to žmogaus vardą, pavardę ir pridėti tai įrodančius dokumentus būtų gerai, kad įgaliojimas notaro patvirtintus ar iš registro centro oficialiai galiojančius viską, o įmonės gali pateikti vidinį įgaliojimą įmonėse, koks yra išrašomas su galiojimo data, iki kada tas galiojimas jiems išrašytas yra. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas, tai yra 10 skaičiukų, kuriuos reikia nurodyti, ir internetinį tinklapio paskyros socialiniuose tinkluose adresai. Jeigu tokie yra, surašot, jeigu ne, dedat brūkšnelį. Kontaktiniai asmenys duomenys, manau, viskas yra aišku, tai va čia yra po apačia irgi į formą nukreipimas F135 dėl elektroninio to pašto, kuriuo vėliau galėtume mes keistis dokumentais užpildymo. Veiklos vykdytojo adresai, tai registracijos adresas fiziniams asmens atveju įrašyti nuolatinės gyvenamosios vietos adresą deklaracijos pateikimo dieną. Ten, kur gyvenamoji vieta jūsų yra. Čia reikia registracijos adresas. Juridinio asmens atveju įrašyti organizacijos registracijos adresą. Čia yra kur kas paprasčiau. Ir korespondencijos adresą reikia nurodyti tą, kur reikėtų siūsti, jeigu prisireiktų paprastu paštu siūsti jums dokumentus, tai kad būtų kokiu adresu siūsti. Tai čia reikėtų nurodyti. Informacija, kaip nuvykti į ūkį. Tai jūs arba galite nurodyti koordinates, arba galite tiesiog aprašyti galbūt tam tikrus požymius, išskirtinius, kaip jūsų ūkį galima rasti atvažiuojant
ar tai nuo vienos pusės važiuojant pravažiavus kažkokią tai sankryžą, į kurioje galima sukti į dešinę ar į kairę, ar ten pravažiavus kažkokį koplytstulpį ir už jo keliukas nežymus, bet už jo reikia sukti. Ypatingus požymius, kurie palengvintų jūsų ūkio radimą. Jeigu kartais čia būtent žinot, kad navigacija nerodo tiksliai. Jeigu navigacija visada tiksliai atveda pas jūs, nurodytų adresų susivedus arba koordinatės, tai užtenka ir koordinačių. Buhalterinių dokumentų laikymo adresas. Tai va čia būtų, kaip ir parašyta, įrašykite buhalterinę apskaitą tvarkančios organizacijos arba fizinio asmens duomenys. Jeigu buhalterinę apskaitą vedate patys ir adresas sutampa su registracijos adresu, tada lentelės pildyti nepildoma ir dedami brūkšniukai. Tiesiog nurodot, kas jums tvarko buhalterinę apskaitą. Ir prieinam prie pagrindinės vykdoma veikla, to punkto, kur daugiausiai yra daroma klaidų. Nelabai suprantama, ką reikia žymėti. Jeigu jūs sertifikuosit augalininkystę ar gyvulininkystę, tai dedat visada paukščiuką, kryžiuką ar dar kažkaip pažymit gamybą ir jeigu tik sertifikuosit augalininkystę, tai reiškia turi būti pažymėta gamyba ir augalininkystė. Jeigu sertifikuojat ir gyvulininkystę, tai vadinasi turi būti pažymėta gamyba, augalininkystė, gyvulininkystė. Šalia augalininkystės yra augalų dauginamoji medžiaga. Čia reikia pažymėti tik tai tiems, kurie yra įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą. Tai yra sėklininkai, taip vadinami paprastai. Tie, kurie augina sėklinę medžiagą ir jie yra daugintojai, tie dauginamosios medžiagos oficialūs. Toliau, kas yra su pirminė gamyba susiję, tai jeigu jūs sandėliuojat produkciją, jūs dar pažymit sandėliavimą. Jeigu tieksit į rinką užaugintą produkciją, pažymit platinimas, pateikimas į rinką. Visi kiti yra susiję ne su pirminė gamyba, tai yra atskiri, gal kažkas kituose jau pranešimuose ir apie tai kalbėjo. Tai aš neapsistosiu ties jais, žingsniuojam ties produktų kategorijos. Čia paskaitę jūs tikrai susipažinsit su savokom, kas yra ekologinė gamyba, kas ekologiškas produktas, perėjimas prie ekologinės gamybos laikotarpio produktas, neekologinė gamyba. Noriu akcentuoti pagrindinį dalyką tai, kad jeigu sertifikuojat augalininkystę, vadinasi, jums aktualus punktas yra A, neperdirbti augalai ir augaliniai produktai, įskaitant sėklas ir kitą augalų dauginamąją medžiagą. Ir gamybos metodai yra parodyti 3, dabar ką žymėt. Jeigu ūkyje bus vykdoma dvi sistemos, sakykime, įprastinė gamyba ir jau tas ekologinė perėjimo prie ekologinės gamybos. Ir taip bus ūkininkaujama, tai turėtumėte žymėti ekologinė gamyba kartu su neekologinė gamyba. Ir viskas. Vienas iksiukas ties šitą vietą. Jeigu jūs planuojat visą ūkį sertifikuoti ir neturėti įprastinės dalies, tai jūs šiuo metu reikėtų jums žymėti vidurinį pastraipą, būtent tą, kad jūs būsit gamyba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio.
Jūs dar ekologinio statuso neturėsit, todėl jūsų yra pereinamojo laikotarpio, tai vidurinė. Taip pat yra, kas sertifikuoja gyvulininkystę, tas pats principas. Ūkiniai gyvūnai, neperdirbti gyvulininkystės produktai, gamybos metodai. Jeigu ūkyje bus sertifikuojami galvijai ir nesertifikuojami elniai, tai žymėti paskutinį ekologinę gamybą kartu su ekologinė gamyba. Jeigu visi gyvūnai bus sertifikuojami gamyba, tada žymėti gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį. Toliau kiti yra neaktualūs pirminiai gamybai ir neapsistojam ties jais, keliaujam prie kito punkto - informacija apie jūsų vykdomą veiklą. Kiekvienam gamybos etapui yra adresui, kur vykdoma ekologinė gamyba, turi būti užpildyta atskira eilutė. Ir parašyta ties pirmu, kad veikla nurodyta vykdoma turi atitikti nurodytą lentelėje numeris 6. Tai yra, jeigu jūs pažymėjote, kad sertifikuojate augalininkystę, tai vadinasi, čia nurodote, kad tai yra augalininkystės ir jūsų pastatai, sandėliavimo, dar kažkokie, tai čia ir surašote. Jeigu yra tik visas ūkis jau bus sertifikuojamas, tai galbūt yra vienas adresas, jeigu sandėliai yra du, galbūt ir du adresus, parašot augalininkystę ir, pavyzdžiui, sandėliai. Jeigu yra jūsų ūkyje, nes dar ir įprastinė dalis bus, kur kažkokie, tai tada jūs galite nurodyti, kad augalininkystės sandėliai tik eko, sakykime, produkcija viename sandėlyje, o kitų adresų bus laikomi įprastiniai, produkcija auginama. Tai atitinkamai vėlgi pagal situaciją, kiek skirtingų variantų bus, tiek jų skirtingų eilučių reikia užpildyti. Jeigu yra sertifikuojama ir gyvulininkystė, tai galbūt čia nurodyt, kad tai yra gyvulininkystė ir tvartai, vienas tvartas, du tvartai, vėlgi, ar tik visi sertifikuojami, ar yra ir įprastinių, kažkur tai ir atžymėt, kad kur kokiuose adresais yra laikomi įprastiniai ar kokie ekologiniai. Pildo tiek, kiek jums reikia. O jeigu nieko, čia bendrai reikia kažką parašyti. Taip. 9. Informacija apie veiklą, kurią jums vykdys subrangovai. Kas yra subranga pirmiausia? Norėčiau paaiškinti. Subranga tai yra tokia veikla kaip sandėliavimas produkcijos. Jeigu jūs kažkur perkat paslaugą, pas kažkur kažką sandėliuojat ir ten ir taip pat vyksta ir valymas, grūdų džiovinimas, tai yra subranga, šita paslauga subranga. Taip pat grūdų malimas, pašarų ruošimas, arba eksportas, importas už ES ribų. Tai irgi surašyti tuos adresus, subrangovų pavadinimus ir visą informaciją pateikti. O jeigu tokių subrangovų jūsų ūkyje nebus, su jais neturėsit jokių reikalų, dedat brūkšnelius, tiesiog nepaliekat tuščių vietų. Ir kaip minėjau, dabar yra tie registrai. Bendrųjų reikalavimų užtikrinimas. Jeigu esate registruotas maisto tvarkymo subjektų registre, pažymite taip ir prašymas nurodyti numerio, to registro numerį, nes yra paliktos eilutės. Kas turi registruotis maisto tvarkymo subjektų registre? Jūs galite paspausti šitos nuorodos yra aktyvios, jūs nukreips į tuos puslapius. Tai registruotis turi maisto tvarkymo subjektų registre auginantis daržoves, bulves, sodus ir uogynus. Tada
10.3 punkte ar esate registruoti valstybinės veterinarijos kontrolinių subjektų išskyrus maisto tvarkymo subjektų sąraše? Klausimas toks yra. Tai čia šitam registre turi būti registruoti paukštininkai, kurie sertifikuoja vištas dedeklės ir būtent prekiauja kiaušiniais. Tai Lietuvos Respublikos pašarų ūkių subjektų registre turi būti registruoti veiklos vykdytojai, kurie augina ir sertifikuoja javus, daugiametės žoles ir ten kreipsitės į valstybinę veterinarinę maisto tarnybą ir jie jums pasakys, kokius dokumentus reikia pateikti ir registruoti ir kokius registrus ten užregistruos ir kokius ten jums numerius suteiks, jau visą informaciją gausit ten. Yra 10.5 atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąraše. Kas turi šitam sąraše registruoti būti? Tai yra tie, kurie augina dauginamąją medžiagą, sėklininkai, tai jie visą šitą žino ir tai valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos visą tą atlieka. Ir taip pat yra dar vienas registras, Lietuvos Respublikos fitosanitarinis registras, kuriame turi būti registruoti auginantis bulves ir vaismedžius, vaiskrūmius, dar kitaip tariant, medelynai, kurie augina dauginamąją medžiagą. Tai irgi valstybinė augalininkystės tarnyba šitą kuruoja registrą ir ten jau puslapyje galite rasti visą informaciją. Nuėję per nuorodą irgi rasit, kam reikia dar visą platesnę informaciją. Tai pasižiūrėkit ir jeigu esat registruoti, rašot taip ir nurodot numerius, jeigu neregistruoti, rašot ne ir kreipiatės į tinkamas tarnybas ir registruojatės. Pridedu dokumentų sąrašas, yra viskas aišku, pažymite tai, kokius dokumentus jūs pridedat. Tada yra sertifikavimo darbų sutarties pasirašymo būdas. Ar jūs norit sutartį pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, tai žymite taip. Jeigu norite sutartį gauti, pasirašyti fiziškai, tai yra per paprastu paštu, tai žymite ne. Atitinkamai, norint kvalifikuoti elektroniniu parašu pasirašinėti sutartį, turi būti būtinai, kaip minėjau, ir užpildyta forma F135. Dabar dėl deklaracijos vertinimo mokesčio. Jis yra, kaip ir minėjau, mokamas vieną kartą. Ir kol jis nebus sumokėtas, tol nebus vertinami gauti dokumentai. Tai atitinkamai pažymite taip, ne, ar nereikia, irgi čia yra nurodyta kokiu atveju. Toliau perskaitot įsipareigojimus ir pasirašot. Tai čia būtų trumpai apie šią formą. Pagrindinė, kuri reikalinga, nesvarbu, ką jūs sertifikuoja, tai yra pagrindinė visa informacija tokia. Dabar smulkesnė informacija sertifikuojantiems augalininkystė yra forma F003 _7. Jūs irgi taip pat galite ją atsisiųsti ir tiesiog irgi ją pradedat pildyti, jinai yra paprastesnė, ekologinės gamybos adresas, nurodot, įrašykite sertifikuojamas vietovės sertifikavimo ploto mažėjimo tvarka. Reiškia, pirmutinėje eilutėje jūs rašot
tą kaimą, seniūniją, kurioje yra didžiausias sertifikuojamas plotas, sakykime, 50 hektarų, kitoj tam kaime galbūt yra 30, tai rašant antroji eilutė, jeigu dar yra kita seniūnija, kur dar mažiau ploto, tai mažėjimo tvarka, jūs visus surašo tos adresus. Jeigu jūsų ūkyje bus ir įprastinės gamybos laukų, tai jūs irgi čia surašo tos įprastinės gamybos adresus. Toliau planuojama gamybos prognozė. Turite nurodyti hektarais čia kokie plotai. Jeigu bus įprastinės gamybos žemės ūkio naudmenų plotas, tai nurodot ties augalo grupės pavadinimu, ar tai javų kažkiek turėsit, gal žolių įprastinių, ar sodų, ar, vienu žodžiu, užpildot, jeigu bus įprastinė, kokie augalai pas jūs bus įprastiniai dalykai. Tada pildot ekologinės gamybos žemės ūkio naudmenų plotas, trečioji stulpelį, tai, ką jūs planuojat sertifikuoti, irgi atitinkamai surašote hektarus. Jeigu bus skirta apsaugos juostų plotai kažkokie, irgi juos nurodot. Ir tada bendras žemės ūkio naudmenų plotas, tai yra penktoji stulpelį, tai šitų visų suma. Antro, trečio, ketvirto stulpelių suma, o iš viso tada eina iš viršaus į apačią, apačioj lenteliai irgi sumuojasi. Ir tada prognozę tiesiog pažymit, kokia jūsų yra produkcija planuojama gauti per metus varnelė. Yra po lentelę juodai priminimas apie pasėlių deklaravimą ir požymio uždėjimas EKS kodų, kad būtina pažymėti deklaruojant pasėlius EKS požymių, kad žinotumėm, ką jūs pageidaujat sertifikuoti. 3.2 punkte aprašyti, kokie planuojami auginti augalai ir kokie produktai iš jų bus gaminami. Jums skliausteliuose yra pavyzdžiai, kaip tai turėtų atrodyti pildant šitą eilutę. Tada yra 3.3 ir kiti punktai, jums tiesiog skaitykit, kas yra parašyta skliausteliuose ir atsakinėkit į tuos klausimus ir tada jūs kuo puikiausiai užpildysit visus šitos prašomus aprašymus. Todėl prie jų aš ilgai neapsistosiu. Augalininkystės produkcijos sandėliavimas 4.1. Čia yra priminimas, kad reikia pateikti informaciją apie sandėliavimą. Tai yra užpildyti formą F117 ir pateikti kaip priedą ir pačioj formoje yra nurodyti atvejai, kada reikalingi planai. Tai irgi atkreipkit dėmesį pildydami formą, ar reikia pateikti ir sandėliavimo planus su pažymėtom sandėliavimo vietom ir kokio atveju. Toliau 4.2, 4.3 ir 4.4 jūs arba skaitot tas, kas yra parašyta ir atsakinėjat į klausimus ir viską čia surašot, arba tiesiog galite užpildyti atskirą formą 159, 158 arba 161 ir juos pridėti kaip priedus, nurodant čia, kad pridėtas priedas forma, užpildyta forma atitinkamai. Arba galite tiesiog viską surašyti į čia, kaip jums patogiau. Savikontrolė. Taip pat, ar atliktas augalininkystės produkcijos auginimo ir sandėliavimo laikotarpį galimos rizikos įvertinimas. Tai va čia yra apie tuos planus, kuriuos aš kalbėjau, kad reikia parengti planus. Jie nėra privalomi, jie yra rekomendaciniai mūsų parengti, bet juose yra visi klausimai, į kuriuos reikia atsakyti. Jūs galite turėti savo, kaip įmonės
jos turi kitokius, galbūt kartais pasiruošusios platesniais aprašymais, tai gali būti, bet turi būti atsakyta į visus tos pačius klausimus. Kiek susiduriam visiems veiklos vykdytojams, fiziniams asmenims yra patogesnės tos siūlomos mūsų formos ir jas tikrai skaitykit, kas parašyta ir gražiai atsakydami į tuos klausimus jūs tikrai užpildysit teisingai tas formas. Ir jas arba pateikėt dabar kartu su visais dokumentais, arba jeigu nespėjat dabar užsipildyti, tai iki patikros kasmetinės ūkyje jūs juos turit pasiruošti ir kasmetinės patikros metu juos reikės būtinai pateikti tikrintojui. Šeštam punkte reikėtų surašyti ekologinėje gamyboje neleistinų produktų naudojimą. Jeigu jūs kažką buvot iki tol naudoję, purškę, tai vat yra nurodyta, ką reikia surašyti. Ir tiesiog dėl to, kad žinotumėm, jeigu ateityje būtų toks dalykas, kad būtų imamas mėginys ir randamos neleistinos medžiagos, tai kad pasižiūrėt, ar tikrai čia galėjo išlikti iš senai labai, ar vis dėlto tai yra, čia jau atskiri tyrimai būna vykdomi. Ir taip pat pažymit čia pridedamus dokumentus. Tai ta forma, jinai ir labai gražiai, nėra ilga, paprastai užsipildoma. Ir tada gyvulininkystės, sertifikuojantiems gyvulininkystę pagrindinė ta forma F003 pasviras brūkšnelis 8. Siunčiat ją irgi, taip pat pildot arba kompiuteriu, arba ranka, kaip jums patogiau. Vėlgi yra viskas čia kitur labai paprasta, aišku. Tai padarysiu. Ir gyvulininkystės priemonių planas, planuojama gamybos prognozė. Tai jūs pažymite, kokią gyvūnų rūšį planuojat sertifikuoti, irgi kokia ta yra prognozė per metus planuojama gauti, pažymite visą tai. Irgi yra priminimas apie tai, kad deklaruojant pasėlius būtina pažymėti pageidaujamus sertifikuoti gyvūnus paraiškoje. Dabar yra klausimas 2.2. Ar neekologinės gamybos vienetai yra laikomi nesertifikuojami gyvūnai? Tai kaip ir daviau prieš tai pavyzdį, jeigu jūs čia žymite, kad pageidaujat sertifikuoti galvijus, o ūkyje turit nesertifikuojam kažkokių, tai sakykime, elnių, tai jūs tada parašot, kad taip yra ir nurodot, kad tai yra elniai, danieliai, taurieji elniai, dar kažką ir nurodot skaičių. Ir aprašot, kokiomis priemonėmis užtikrinimas atskirimas nuo sertifikuojamų gyvūnų. Nes sertifikuojami ir nesertifikuojami gyvūnai kartu ganytis negali, taip pat ir tvartuose jų laikyti kartu negalima. Organinės trąšos, čia pakankamai yra aišku, neapsistojam, gyvūnų sveikata, skaitot, kas parašyta skliausteliuose ir atsakinėjat į tos klausimus irgi kuo puikiausiai užpildysit. Savikontrolė tai yra taip pat apie gyvulininkystės prevencinį sargumo priemonių planą užpildyti reikia turėtai, tai vat ir čia yra irgi nuoroda. Pašarai irgi, manau, visi kuo puikiausiai užpildo šitos punktus. Todėl irgi neapsistojam, čia yra tokia bendresnė patikra ir čia jau yra pridedamų dokumentų sąrašas. Tai, ką jūs, jeigu pažymėjot, kad norit sertifikuoti galvijus, tai jums vadinasi reikia užpildyti formą F003 pasviras brūkšnelis 8, pasviras brūkšnelis 1, tai ir pažymėsit, kad ją pridedat ir, reiškia, ją pildot. Ir atitinkamai, aišku, pildot tas, kurias formas jums reikia, ką jūs pageidaujat sertifikuoti. Tai būtų pagal čia
pagrindiniam šitam jūs randat šitas 3 pagrindinės formas. Tada noriu parodyti, kad dar kur rasti tą paskutinę formą, kaip minėjau. Einat į teisės aktai ir formos, viršui pasirenkat formos, tada renkatės dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui. Čia jūs rasit visas galiojančias formas. Visos tos, kurias prieš tai minėjau, kad galit per aną puslapį rast, tai lygiai taip pat visas galit rast per čia ir dabar būtent atsidarysiu aš vieną iš šitų pagrindinių. Taip, tai būtų ta forma F003 pasviras brūkšnelis 8 pasviras brūkšnelis 1. Ekologinės gamybos ūkio deklaracijos pageidaujant sertifikuoti gyvulininkystę, arkliai, avys, galvijai, ožkos. Ir jūs pažymit tada, ką jūs iš šitų pageidaujat sertifikuoti. Tik galvijus, o gal ir avis, ir ožkas kartu sertifikuosit. Ir tada jau čia pildot visą konkrečią informaciją, surašot ir gyvūnų laikymo tvarkymo laikotarpiu, užpildot visus pasirinkimus, pasižiūrit atidžiai, surašot, jeigu gyvūnai, galvijai yra mėsiniai ir laikomi pastoviai ganyklose, tai uždarų patalpų nėra, tai tada nepildom, padedat brūkšnelį. Ir yra tada kitoj vietoj bus apie pastoges, pašiūrės klausimai, kuriuos reikia atsakyti į visą informaciją. Čia didesnių kažkokių problemų mes nesusidūrėm su šitom ir tikrai visi pakankamai gerai užpildo. Tai ir labai neapsistosiu, ką dar norėjau parodyti. Tai visas formas, kaip ir sakiau, F135, F117 ir visas rasit čia. Jeigu grįžtam į dar ekologinį ūkininkavimą šitą, tai prevenciniai atsargumo priemonių planai jūs rasit šitoj vietoj atidarę, tai bus augalininkystės priemonių planas ir šalia yra gyvulininkystei skirtas tas atsargumo priemonių planas. Ir juos atsisiuntę vėlgi užpildysit ir nekils kažkokių, jeigu kils kokių klausimų, aišku, galit skambinti, pakonsultuosim. Ir tai būtų pagrindiniai tokie dalykai, visi, kas liečia pildymą. Tai grįžtam čia ir ačiū ekologiškai ūkininkaujantiems, šiltai dėkojame ūkininkaujantis šią veiklą jūs reikšmingai prisidedate prie visuomenės ir aplinkos gerovės, didindami bioįvairovę, gerindami dirvožemį, tausodami vandenį, mažindami klimato kaitą, kurdami darbo vietas, kurdami sveikatai palankius produktus. Ir klausimai, atsakymai, kaip sakoma, atėjom į dabar truputėlį taip, klausimai, ar čia yra? Gerai. Viename lauke ganykloje tiek vasaros periodu, tiek
tiek žiemos periodu ūkininkai laiko galvijus bendrai. Šiais metais abu ūkiai registruojasi ekologiniai gamybai su visais valdomais žemės plotais ir visais laikomais gyvūnais. Ar gali pereinamuoju laikotarpiu ir vėliau galvijai ganytis bei būti šeriami bendruose ganyklose vasaros ir žiemos laikotarpiu? Taip, jeigu abu veiklos vykdytojai sertifikuosis, gali gyvūnai ganytis šitoj vienoj pievoj. Tikrai taip. Ir pašarus žiemos laikotarpiu, tai tada jūs ten vis tiek turit truputį tuos gyvūnams fiksuota. Visi dar akcentuoju, pateikę dokumentus, mums turit pradėti pildyti ekologinės gamybos žurnalą ir visas privalomas lenteles pildyti. Juose ten fiksuot visas sušėrimus ir visus ganiavos laikotarpius, viską. Ar ūkininkas, kuris registruojasi šiais metais eko gamybai, bus su mėsiniais galvijais, galės kitais metais pirkti galvijus iš ūkininko, kuris taip pat šiais metais registravosi eko gamybai mėsinių galvijų auginime abu ūkiai pereinamąjį laikotarpį? Galėsit pirkt, tik tai turit atsimint, kad tam įsigytam gyvūnui, kuriam yra skaičiuojamas pereinamasis laikotarpis, taip pat skaičiuosis persikelia irgi pereinamasis laikotarpis. Tai kuo skiriasi taisyklės ir ūkininkavimo reikalavimai pereinamajame periode ir auginant ekologiškus produktus? Pradedant ūkininkauti, turi praeiti pereinamasis laikotarpis, kad produktas įgytų ekologinį statusą. Tai ūkininkavimas visas išlieka tas pats, tik tai jau pats produktas jisai patampa ekologiškas 3 arba 4 metais, nes, kaip ir minėjau anksčiau, vienmečiams augalams, javams yra taikomas 2 metų pereinamasis laikotarpis, o daugiamečiams augalams, tai yra sodams, uogynams, yra taikomas 3 metų pereinamasis laikotarpis. Tai nuo pat dokumentų pateikimo jūs turit laikytis visų reikalavimų pastoviai, visiems jie yra vienodi, tik tai paskui jau pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tada jau skaitosi, kad ūkis yra ekologiškas ir tie produktai yra ekologiški. Tai sveiki, auginame avietes, joms jau 1 metai. Kaip suprantu, pereinamasis laikotarpis 36 mėnesiai, tai taip išeina, kad gavęs eko sertifikatą, eko avietės galėsiu realizuoti tik 1 metus, nes avietės po 5 metų jau reikia išrauti ir pakeisti, ar aš kažką netaip supratau. Taip, dabar avietės, jeigu jūs jau 1 metai jūsų yra, tas po 3 metų tai bus įgis ekologinį statusą ir jeigu jūs vėliau tam lauke atsodinsit avietes naujom avietėm, tai tos avietės jau jos turės statusą, nes tas pereinamasis laikotarpis jis yra kaip ir pririšamas irgi prie lauko
ir auginamos produkcijos. Tai jeigu lauke yra auginamos, sakykime, javai, 2 metus, 3 metus, sakykime, auginami javai, jau turi E statusą ir į tokį lauką jūs pasodintumėt avietes, tai jau tos avietės jau turėtų E statusą. Tai čia vėlgi yra susiję dalykai. Tai yra lauko, kada ateina laukas į ekologiją, nuo kada jisai skaičiuojamas pereinamasis laikotarpis ir kas jame yra auginama. Tai va, atitinkamai šitoj vietoj yra tie niuansai tokie. Bet jei laukas keisis, nes tame pačiame lauke negali būti avietės begalybę metų. Tai, kaip ir minėjau, dabar jeigu jūs sertifikuosit kitą šalia lauką su javais ir jisai jau bus pasiekęs E statusą ir turės ir į tokį lauką jūs pasodinsit tas avietes, tai tos avietės jau ir turės E statusą. Taip. Ar dar būtų klausimų? Sveiki, ar galiu Kada užduoti ūkis klausimą? gaus sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą, jei šiemet registruos ekogamyb galvijų auginime? Dabar taip yra. Jeigu jūs šiemet pateikėt dokumentus, mes po kasmetinės patikros įvertinę išduoda jau nutarimo išrašą, kuriame yra aiškiai matosi ties kiekvienu lauku, kada prasideda tam laukui pereinamasis laikotarpis. Ir jeigu yra gyvūnai sertifikuojami, irgi koks jiems yra suteikiamas statusas, tai yra P1. Ir išduodamas yra sertifikatas, kuriame yra nurodyta, ką jūs sertifikuojat. Ar A ir B pagal dalis, tai yra augalininkystė ir augalininkystė, gyvulininkystė. Realizuojamos produkcijos, kaip ir minėjau, pirmais metais nėra. Visa užauginta produkcija, jūs galite realizuoti kaip įprastinę. Jau antrais metais po kasmetinės patikros, kai jau tiek augalininkystės produkcijai bus suteikiamas pereinamasis laikotarpis, jau bus duodama realizacija, galvijams yra taikomas 2 metų pereinamasis laikotarpis, tai antrais metais gyvulininkystės dar produkcijai realizacija nesuteikiama. Ir duodam ir įrašom į sertifikatą pereinamąjį laikotarpio produkciją, kurią galima realizuoti, jeigu yra registruoti žmonės pašarų registre, turi registrus, ten yra visi tie, atitinka visus reikalavimus. Ir trečiais metais jau, jeigu yra viskas gerai, tada produkcijai yra suteikiamas E statusas, tai sertifikate jau rašoma, kuriai produkcijai yra suteikiamas E statusas, kurią galima realizuoti kaip ekologišką, kuriai produkcijai galbūt dar yra tęsiamas pereinamasis laikotarpis, tai P statuso įrašomas, kad leidžiama realizuoti kaip pereinamojo laikotarpio produkcija ir jau gyvulininkystė trečiais metais, gyvulininkystės produkcija yra leidžiama, jeigu viskas yra gerai, kaip realizuoti kaip ekologiška ir ten taip pat jau yra įrašoma į sertifikatą, kad yra galvijai ekologiški. Jeigu yra ūkyje, taip atsitinka, kad įsigyjate įprastinį gyvūną per tuos 2 metus laikotarpį, ten jums reikėjo, aišku, apie įsigijimus buvo vakar paskaita, kad reikia teikti prašymus tiek sėklos įsigijimui, tiek gyvūnų įsigijimui teikiat prašymus, gaunat leidimus ir tada įsigijat gyvūną, o įsigytą sėklą galit sėti, kai turit leidimus.
Tai tam gyvūnui įsigytam, kuris ne kartu su laukais pradedamas sertifikuoti, o vėliau įsigytas iš įprastinio ūkio yra, tai taikosi pereinamasis laikotarpis 3/4 gyvenimo. Ten yra mūsų irgi puslapis skaičiuoklė, pagal kurią galit pasiskaičiuoti, nuo kada gali būti gyvūnas ekologiškas. Ir tokiu atveju toks gyvūnas įrašomas į sertifikatą, kad jis yra neekologiškas šiuo metu ir nuo kada jis patampa kaip ekologiškas. Tai visą informaciją tikrai galit rasti ir tikrinkit, jeigu įsigyjat iš ekologinių ūkių, planuosit įsigyti galvijus, tikrinkit sertifikatus mūsų puslapį, ar tas žmogus turi teisę prekiauti gyvūninkystės produkcijos, ar neturi, ir ten, jeigu auginimui, tai tada yra vienaip, bet čia vėliau, manau, kad šitos dalykus jūs dar pasigilinsit, paskaitę taisyklės, viską ir bus aišku. Dar gal kažkokiu, taip. Jeigu šiais metais deklaruosiu moliūgus, o kitais tame pačiame plote sodinsiu serbentus, koks pereinamasis laikotarpio periodas bus taikomas laukui? Tai bus gerai, čia reikia paskaičiuoti. Pirmais metais moliūgai, antrais metais serbentai. Tai pereinamasis laikotarpis 3 metai. Ketvirtais metais serbentai. Nes serbentams yra 36 mėnesiai. Taip ir bus ketvirtais, nes vieni metai jau bus praėję, tai antri, treti, tai po 36 mėnesių. Sveiki, ar galiu užduoti klausimą? Tai čia ir būtent nuo deklaravimo pradžios 36 mėnesiai praėję. Tai pasiskaičiuokit, kada tas laukas bus atėjęs ir nuo to 36, tai ketvirtais ir gausis. Gerai, dar klausimų. Žodžiu užduot nori. Sveiki, ar girdit? Taip ir daugiau. Giedrė, dar yra vienas klausimas žodžiu iš Virgilijaus. Ar galiu užduoti klausimą? Ar girdit mane? Girdim, kalbėkit. Norėjau paklausti, ūkį dabar sertifikuojam 5 metai, auginam mėsinius galvijus, dabar pradėjom po truputį auginti daržoves. Ir dabar būtų toks klausimas. Taip, dabar jau girdžiu. Gerai, dabar jau sakykit. Ar pakartoti klausimą? Pakartokit klausimą, jeigu galit, nes tikrai kažkaip buvo kažkas užstrigę, negirdėjau. Ūkį sertifikuosim 5 metai, čia sertifikavom mėsinius galvijus. Tų bėdų, tokių didelių klausimų nebuvo, viskas tvarkoja. Dabar pradėjom po truputį auginti daržoves ir 2 metai auginsim. Norėjau paklausti, dabar pradėjome
savo tos daigus auginti, pavyzdžiui, kopūstų daigus įsiauginti, ar galima mes pirkti nesertifikuotą tą žemę, kuris skirta pasėti daigun ir išauginti tą sodinuką, o sodinuką paskui pasodinti į savo sertifikuotą žemę. Nes, kaip žiūrėjau, tenais viena firma prekiavo atseit sertifikuotais ekologiniam ūkiams skirtais žemėms, substratais, kaip paprasčiausiai sertifikatą aš jo negavau. Esmė tame būtų, kad pasėti, ar būtų galima sėti sėklą į pirktą žemę, o patį daigą jau sodinti į savo ūkio sertifikuotą lauką. Tai jūs turėtumėt pirmiausiai žiūrėti, kad tas substratas, į kurį jūs nebūtų papildytas, pridėta ten trąšų kažkokių, tai kažkokių neleistinų medžiagų nebūtų juose. Tokių praktiškai nėra Lietuvoje, apsižiūrėjom viską, ten NPK įdėta yra, vadinasi negalima. Neleistinų medžiagų neturėtų būti šituose substratuose. O ten, kur jūs sakėt, pirkot, bet dokumentų negavot, tai vis dėlto gal ant pačios etiketės buvo surašyta, iš ko pagamintas. Ten nėra nieko. Jo, tenai, bet paskui jie išėmė, kaip paprašiau to sertifikatą, tai jie tenai išėmė to savo visą reklamą ir viskas to baigės. Ta žemės, aišku, mes negalim naudoti, pasigaminom savo tų ir tą bėdą sprendėm kol kas. Dabar kits klausimas būtų dėl svogūnų. Kaip žinot, svogūnų sodinukų ekologiškai irgi nėra pirkti, čia daug dairėmės. Norėjau paklausti, jeigu nupirkus tos svogūnus, įprastinį svogūną, pasodinti į sertifikuotą žemę ir jį parduoti užaugusi svogūną kaip įprastinį produkciją. Ar galima taip, ar kaip čia daryti? Ne, sėklai taikomi reikalavimai ir jūs galit pirkti sėklas ir iš sėklų išsiauginti patys tuos sodinukus. Ir va taip pasidauginti ir ateityje turėti savo sodinukus, sėjinukus tos ir ateityje auginti. Bet bendrajam leidime, jeigu yra įrašyta, kad nereikia leidimo, tai reiškia sėklom nereikia. Tai jūs galite tas sėklas nusipirkę, saugokit tuos pakelius kaip įrodymą, kad sėklas pirkot viską, užsiauginkit patys. Tiesiog sėjinukus vienais metais prisiauginsit ir kitiems metams turėsit jau savo. Tai vienu žodžiu, vienais metais klientai negaus ekologiškų svogūnų. Niek nepadarysim, toks gyvenims yra. Bandysim, ką nors. Jo, tiesiog taip. Iš tikrųjų, Lietuvoje su sertifikuota ekologiška sėkla yra didelės problemas, daugiausiai būna beicuotas, reikia atskirai užsakyti jas, kad būtų nebeicuotas. Tai va čia jau turit žiūrėti, kad būtų neapdorotos ir visus tos niuansus. Kaip viskas aišku, ačiū Jums. Prašom. Ir naujiem, kurie prisijungs prie mūsų to kolektyvo, kaip gerų darbų linkiu naujokam ir būti kantriem ir iki. Ačiū Jums už palinkėjimą. Dar kažkokių klausimų turit? Ko gero, kaip ir nieko jau nebematau. Tai baigsim mūsų seminarą.